Sveiki tėveliai, štai ir baigėsi pirmoji savaitė, ji buvo trumpa, tačiau tikrai smagi, įdomi, mokėmės daug naujų dalykų. Noriu Jums priminti keletą svarbių aspektų apie herojaus ugdymą, bendrus susitarimus ir tam tikrus mokymosi įrankius. Dėl to ir darau šį video pranešimą, tikėdamasis, kad galbūt video žinutė Jūs pasieks geriau negu mano tekstas. Pradžioje, ką noriu pasakyti. Šiandien, penktadienį, vaikai parsineša namo dienos planus. Prašau paskaityti mokytojo komentarą gale, pasirašyti ir pirmadienį grąžinti planą atgal. Čia galite taip pat dar susipažinti su tam tikrais dalykais, ką vaikai mokėsi, kokius tikslus kėlė, kaip reflektavo. Šitas įrankis yra skirtas Jums, mokiniui ir taip pat mokytojai. Antras dalykas, dėl ko labai džiaugiuosi, yra herojaus dėžė. Šiandien vakare vaikai parsineša herojaus dėžę į namus. Joje yra sudėti herojaus leidiniai. Tai yra mūsų išleistos knygos, įrankiai ar šiaip geri edukaciniai dalykai. Kaip pavyzdys, jame rasite matematinio mąstymo žurnalą. Jis skirtas mokytis dalyko, reflektuoti, užsirašyti teoriją, save įsivertinti ir taip pat gauti mokytojo komentarą. Priežastis, kodėl aš noriu, kad Jūs tai pamatytumėte, yra labai paprasta. Kai Jūs žinote, kaip mes mokome vaikus, Jūs mums galite taip pat padėti juos ugdyti. Todėl ši dėžė keliauja pas Jūs į namus savaitgaliui. Prašau susipažinti su ugdymo įrankiais ir dėžė kartu su visais žurnalais keliauja atgal pirmadienį. Tad nieko nepasilikite namie, viską mums grąžinkite. Kitas dalykas, noriu priimti Jums svarbią datą. Rugsėjo 29 yra bendri herojaus mokyklos mokymai ir tėvų susirinkimai. Juose dalyvauti yra privaloma, todėl laukiu visų, ypatingai tėčių. Tai nėra vien tik mamos pareiga dalyvauti susirinkimuose. Ir paskutinis dalykas, ką noriu priminti Jums, kad į Jūsų pranešimus Chat Synology sistemoje įkris du dalykai. Tai yra ūkio vadovas, kuriame Jūs rasite įvairią informaciją susijusią su ūkiniais dalykais herojuje. Tai kaip naudotis HOPOP sistema, paskui kaip, tarkime, susisiekti su mokytojais, mokytojų kontaktai, visi tie ūkiniai dalykai, su kuriais galbūt mes dar Jūsų nesupažindinome. Ir šalia taip pat Jums įkris patarimai vaikams, kaip rengtis mokykloje ir kaip atskirti fizinio aprangą nuo kasdienės aprangos mokykloje. Tai tiesiog 5-6 žingsneliai, į ką reikia atkreipti dėmesį. Mes su vaikais apie tai jau pakalbėjome. Jūs tiesiog su tuo susipažinkite ir galbūt dar kartą su jais pakalbėkite apie tuos dalykus. Tai šiandien tiek trumpai. Ačiū, savaitė buvo fantastinė, linkiu visiems gero savaitgalio ir jau pasimatysime pirmadienį su pasirašytų dienos planu bei grąžinta herojaus dėže, kurią mes nuolatos pildysime ir laikui bėgant Jūs rasite ten vis daugiau herojaus ugdymosi įrankių bei knygų. Valio!